Gerai, šiandien jokio tokio pokalbio nėra, jokios gilesnės temos nebus. Šiandien taip nesijaučiu gerai, tiesiog noriu per šitą koją dieną kuo greičiau praeiti. O nesijaučiu gerai dėl to, kad biški tokie gyvenimiški klausimai puola. Atrodo, lyg ir viskas gerai, lyg ir žinau, ko aš noriu, savo tikslą žinau, bet jaučiuosi tiek pasimetęs toksai. Bet toksai vienas ir gražus dalykas iš tų tokių negatyvių, tokių kaip ir gyvenimo duobių. Tu juose jautiesi pasimetęs, jautiesi piktas, jautiesi lyg ir kažko trūksta, jautiesi liūdnas. Visi negatyvės, blogas emocijos jauti. Visą laiką irgi prisimink savo gyvenime, kai praradai kažką, kad ir artimą žmogų. Ar kažkas tai netaip atsitiko, kažką pralaimėjai, netekai kažko. Iš tų momentų, kai tu iš tų gyvenimo duobių, kai tu jautiesi taip negatyviai, taip silpnai, tada gimsta iš ten gražus tie dalykai. Gražus dalykai gimsta. Nes kai viskas gerai, tai ir būna viskas gerai ir nenori tai keistis. Šiandien man svarbiausia tik koją dieną šitą praeiti ir viskas. Varkiauti nekeičiam šiandien dėl to, kad praeitą kartą, kai dariau taip pat kojas, jos kaip ir gerai jautėsi ir po tos kojų dienos jos lyg ir didesnės ir atsirazdinėja tos detalės, tai deep cutai, kuriuo aš noriu. Nes anksčiau darydavau skvotas, darydavau viską, ko ant baisės treniruodavau, kad čalindavau. Ir pas mane buvo tiesiog didelės. Ir aš vis laik norėjau kaip pas kitus, kad būtų tie deep cutai, matytųsi tos pripaišyta, kas ant tų kvotsų. Labai norėjau. Ir po šitos būtent kojų dienos jau kažkas tai pradėjo atsirazdinėti. Tai kol kas kaip mėnesį bent jau kaip minimum palaikysim šitokį workoutą. Tokius supersetus darysim, leg extensionai plus leg presas ir nieko nekeisim. Žiūrėsim, kas bus. Tada po to mėnesį galėsim jau ir spręsti, ar kažko trūksta, ar kokius pakeitimus padaryti, ar gerai, ar blogai. Tik tada galėsim įvertinti įsiklingai. Ir man reikia mažiau pizdėlinti. Nes šiandien nepizdėlinti atėjau čia ir nepizdėlinti nusteikius aš.
Sakyčiau, kol kas kojų diena gan sėkminga. Neapsišikau, neapsivėmiau dar ne kartą. Bet dar ne pabaiga. Bet tai nedaug ir liko. Vos po šitą setą grinai neapsivėmė tiesioginė prasme. Šiaip per vieną koją dieną esu apsivėmęs. Šitoks kaip achievementas, grinai pasiekimas toksai. Kaip per geimą, grinai paimi unlockinį kažką tai. Kokį achievementą turi padaryti ir gauni trofėjų. O čia lygiai tas pats. Per koją dieną apsivėmt. Šiaip pasiekimas, patirtis. Bet ne kaifas. Tikrai ne kaifas. Vištiena. Chicken rice. Nu ir ką, kojas baigtas, šiandien užteks. Nebloga kojų diena. Ir biškį geriau jaučiuos po jos. Psichologiškai, bet ne fiziškai. Все, aišku, žiai, tiesiog bandyk.